Sveiki visi sugrįžę į mano knygų kanalą, ar čia labiau aš sugrįžusi po tokios ilgos pertraukos. Tačiau knygų kanalas nebūtų apie knygas, jeigu nepakalbėtume apie praėjusių metų skaitinius. Jų buvo netiek daug, 29 knygos, tai nemanau, kad reikia kažkokio tai konkurso ar dar kažko. Tiesiog paprastai papasakosiu apie kiekvieną knygą, suskiršiusi jas į kategorijas. Mačiau, kad kitiems sekasi labai lengvai filmuoti tuo pačiu video ir savo kompiuterio ekraną. Nežinau, kaip man pavyks, bet pabandysim. Tai pasiemu savo kompiuterį ir padarysim suskirstimą į grupės. Tai pažiūrėsim, kaip seksis. Tai gal pradėkim nuo paskutinės vietos, kai knygos tiesiog nepatiko, nerekomenduoju, kodėl iš viso aš tai skaičiau, be reikalo praleistas laikas. Tada, tokios, gerai, gal kažkam patiks, gal ne. Tada 6-7, neklauskit geriau, iš viso tokios vidutiniškos knygos perskaičiau, visai patiko, gal rekomenduočiau kai kuriem žmonėm. Tada visai gerai, tai yra knygos, maždaug gal 4 žvaigždutės iš 5, tai patiko, tikrai rekomenduoju ir tikrai patiks kiekvienam. Tada myliu, negaliu, ištrinkit man atmintį, noriu iš naujo perskaityti tą knygą kaip pirmą kartą. Tai va, žiūrim, kaip čia tada bus. Ir pradėkime nuo The Pumpkin Spice Cafe. Yra lietuviškai prieskonių kavinė, moliūgų prieskonių kavinė. Nebežinau, kaip išvertė lietuviškai. Toks, sakyčiau, 6-7 variantas. Labai vidutiniškas reikalas. Toks skaitai tik dėl to, kad tiesiog gerai praleist laiką, atsipalaiduot po darbo, prieš miegą. Ir skaičiau per skaityklę, tai buvo tikrai pats tas. Apie seksį ūkininką, kuris toks grampi, toks truputį susiraukęs, viskas jam blogai. Kur sutinka tokią merginą atsikraušusią visai neseniai į jų kaimelį. Jinai atidaro, tiksliau jos močiutė buvo atidariusi kavinę, jinai perima ją. Ir tiesiog jų tokia, kaip ir viskas žinoma, viskas nuspėjama, bet visai smagu. Tada Nora nukrypsta nuo scenarijaus. Irgi, sakyčiau, visai gerai. Šiaip iš tikrųjų labiau patiko negu Pumpkin Spice Cafe, nes kaip ir daugiau intrigos, kažkokio daugiau veiksmo, ne taip viskas viena tiesia linija, bet buvo tokių ir kalnelių, ir nuošliaužų visko. Tai, bet irgi toks lengvas skaitinys, tačiau rekomenduočiau visiems mėgstantiems meilės romanus ir tokius lengvesnius skaitinius. Tada antroji Pumpkin Spice Cafe dalis, The Cinnamon Bun Bookstore. Tai nežinau, irgi skaičiau prieš miegą per skaityklę, grinoks reikalas, bet ir svarbiausia, kad jų yra kokios 5 dalis. Bet žinokit, man atrodo, skaitysiu visas, nors vertinu labai vidutiniškai. Tačiau šita knyga, iš viso, absoliučiai nuo pat 1 ar 2 puslapio viskas buvo aišku. Ir toks absoliutus nesusikalbėjimas tenai, kai moteris knygyne savo dirbdama randa ten užuominas knygose ir mano, kad ten irgi seksi žvejys jas palieka ir kartu leidžiasi į nuotykius išnarplioti tas užuominas ar tiesiog įvykdyti tai, kas parašyta tose užuominose, nes jai toj bus ten 30 keli, man atrodo, ar 30, dabar nebepamenu. Ir jie jaučiasi užstrigusi, nieko nenuveikusi, tam pačiam kaime sėdi ir labai nuspėjama, visi viską apie ją žino, tai dėl to ji nori išbandyti kažką naujo. O tas žvejys ją be galo įsimylėjęs, tačiau pats mano, kad jisai yra kvailas, nieko negalintis pasiekti, per prastas jai. Vienu žodžiu, tai tikrai numanot apie ką knyga ir šį kartą buvo tikrai daugiau meilės scenų ir kaip ir nieko, bet, nežinau, skaityti apie kitą galą, tai irgi ne tiek daug malonumo.
Tada Ruthless Vows, neatsimenu lietuviškai, kažkas su įžadais buvo neišversta. Tikrai neprisimenu, reikėjo pasižiūrėti iš anksto. Antroji dalis, kaip ir vidutiniškai sakyčiau, dabar jeigu taip už kartą pasakyti apie ką knyga, tai gal nelabai vardyčiau, tačiau kai skaičiau irgi visai patiko, jauniesiams skaitytojams gal labiau, irgi toks vidutiniškas reikalas. Tada Šiurpinančio istorijos, Aušrinės Stilindės knyga. Tai čia tikrai bus myliu negaliu, man žiauriai patiko, klausiau audio knygos. Tai buvo tobulas įgarsinimas, tas toks storas vyro balsas ir buvo tokios trumpos, ne visos tokios trumpos, bet daug istorijų, tokios šiurpuliuką keliančias ir aišku, čia irgi jauniesiams skaitytojams. Tačiau man, kaip nemėgstančiai siaubo, kuri realiai visko aš bijau. Jeigu perskaityčiau, nežinau, gyvai ką nors, tai nemiegočiau tikriausiai pusę nakties arba bijočiau išeiti iš viso į lauką šunį net išvesti. Tai aš tokių dalykų labai bijau, tai man buvo pats tas ir jeigu turėčiau jau paauglį vaiką, tai tikrai galėtų skaityti ir truputį šiurpintis. Ir tikrai buvo tokių vietų, kai, baisoka. Tai tikrai rekomenduoju ir labai patiko. Tada mano vardas yra Lucy Barton. Visai gerai, irgi įdomi istorija tuo, kad moteris patenka į ligoninę ir koks jos santykis su mama, nes mama ten pirmą kartą atvažiuoja jos aplankyti po nežinia kiek ten metų ir ji grįžta savais prisiminimais į vaikystę, tai kuri buvo tokia ne kažką, sakyčiau. Ir yra daugiau dalių net lietuviškai išversta, bet aš skaičiau angliškai šią knygą. Tai galvoju, lietuviškai reiktų iš naujo perskaityti ir tada jau imti kitas dalis, nes autorė tikrai verta dėmesio ir tikrai gilinasi į tokias šeimyninės dramas, tokias vidinės potrauminės streso sindromas. Tai tikrai galima pasikapstyti. Tada Twisted Love irgi yra lietuviškai išversta. Tiesiog labai prastai vertinau knygą. Jei nebūtų pačios pabaigos, gal ji būtų jau kokia vidutiniška knyga, tačiau man pabaiga taip nepatiko, taip atgrasė, kad aš tiesiog man pyktis verda apie šią knygą galvojant. Tai irgi merginos brolis liepia savo draugui ją prižiūrėti ir pasaugot, tai aišku, jie ten įsimyli, o jisai ten toks kaip ir blogiukas tas vaikinas ir ten jos nenori prisileisti, bet vienu žodžiu įsimyli ją ir žinoma istorija. Ir gerai, kaip ir viskas baigėsi, bet paskutiniai puslapiai, kaip jinai jau gyvena, kaip ir laimingai, ten kitoj šaly viskas gerai, ir jau susitaikysi su savo tuo meilės praradimu, ar ten net atradusi naują gyvenimo prasmę ir panašiai siekia savo svajonių tikslų. Ir tada atvaro tas blogiukas, ją ko nepersekioja, per prievartą nori su ją bendrauti. Ir man tada, aš suprantu dark romance žanrą ir visą tai, kai tai yra abiejų sutikimo principų ir tiesiog kai abiem tas reikalas patinka. Tačiau čia, tai gerai, pirmoji toj pusėj, ar ten 90% knygoje viskas buvo kaip ir gerai. Viską suprantu, bet pabaigoj, kai ta mergina jam aiškiai sako nenoriu, nepatinka, ten nelysk ir panašiai, tai jis ją persekė, neduoda jai ramybės, atbaido visus jos draugus, tai tiesiog ne. Tai neskaity. Dar yra daugiau dalių, bet jau tikrai neskaitysiu. Tada Bejėgė. Skaičiau, kada čia visai neseniai. Sakyčiau, visai gerai. Tačiau niekaip negalėjau paleisti iš galvos Bado žaidynių. Nors, aišku, ten Battle Royale tikrai nėra kažkoks ten naujai išrastas žanras, ar stilius knygos, ar dar kažkas. Tačiau, kai skaičiau, viskas atrodė taip žinoma, kažkur girdėta. Niekaip negalėjau, sakau, Bado žaidynių išmesti iš galvos, nes pagrindinė veikėja irgi
jauna mergina, patenkanti pas kaip ir princus į teritoriją, nes ją atrenka ten tom žaidynėm. Ir jos irgi mėgstamiausias ginklas yra lankas. Nu, ar pasaulyje nebėra priemonių apsiginti, tik kad lankas. Ir sakau toks. Dar, kai skaičiau komentarus, mačiau, kad rašė, jog iš vis panašu į kitas knygas. Tai Raudonoji karalienė berods, bet nesu skaičiusi. Tai dar senesnė knyga, tai sakė, grinai copy-paste yra. Tai gal kažkas ten pakeista. Tai gal gerai, kad nesu kitų skaičiusi, tai mano čia toks pirmas įspūdis, bet ir tai, sakau, neišlindo iš galvos. Tai jeigu per daug skaitot tų romantizi knygų, tai gali jum ir nepatikti. Tada Paskendusi praeitis. Dėčiau prie vidutiniškos, gal 6-7, kur taip kaip ir gerai, bet kaip ir nepakankamai gerai. Kai pasidalinau Instagram'e, kad aš ją skaitysiu, man minimum 4 žmonės parašė, kad jiems nepatiko, kad užmetė ten po keliasdešimties puslapių, kad iš vis neverta laiko. Bet žinokit, man visai nieko. Pati idėja grinai labai priminė tuos Ruthless Vows pirmą dalį, Rebecca Ross knygą, net nežinau kodėl, gal dėl to, kad mergina ir vaikinas ale priešai tokie, nu, kur nelabai iš tikrųjų priešai, bet tiesiog iš įsitikinimų savų. Tada tas pats veiksmas, kad tarp 2 miestų vyksta kažkoks tai karas ar ten nesutarimas ar nesantaika ir tada vienas kito jie nelabai supranta. Bet, dieve tu man, ta mergina pagrindinė, net vardo dabar neprisimenu, nepasakysiu, jin dėl visko verkia. Nu gerai, aš jau labai jautri esu ir tikrai gan daug ašaroju, susigraudinu, ar ten kažkas nepatinka ir panašiai. Bet jinai, aš nežinau, tikriausiai man reikėjo, jeigu būčiau prieš tai žinojus, būčiau vedus sąrašą, kada jį verkia ir kiek kartų, tai žinokit, nežinau, koks 100 kartų tikriausiai išeitų, jeigu nedaugiau. Ta prasme, nueina į biblioteką, nori pasimti knygą ir sužino, kad tą knygą pasiėmė jau tas kitas vaikinas ir jinai išėjus beveik pradeda dėl to verkti. Ir jos didžiausias priešas tas vaikinas dėl to, kad pasiėmė knygas, kurių ji norėjo, nes ji yra didžiausia to autoriaus, apie kurį norėjo skaityti fanė ten. Rimtai. Dėl to reikia nekęsti žmogaus, nes jisai knygas pasiėmė. Ir aišku, gal dar buvo visai įdomus dalykas apie tai, jog merginos negali studijuoti ten žurnalistikos, gali tik architektūrą, bet ir tai yra vienintelė mergina fakultete, o ji labai nori žurnalistiką, tačiau tiesiog negalima, nes segregacija vyksta. Ir ji išvažiuoja laimėjusi konkursą atrestauruoti to rašytojo rezidencijos namo ir tas vaikinas to pačiu tenai, tas jos didžiausias priešas, kuris pasiėmė knygas ir jisai tiesiog atlieka tyrimą apie tą rašytoją ir mano, kad jisai savo darbo pats neparašė, falsifikavo ir ten kažkas kitas galėjo už jį parašyti. Ir man patiko pati atmosfera, nes aš tikrai vien užskaitau autorės pastangas, tikrai puikiai perteikė tą tokią dark akademiją, mokslo, žinių atmosferą, bet tokią tamsesnę pusę. Grinai viskas tamsiai žalia, purvina, daug lietaus. Nežinau, kaip žiūrėtume tokį kaip ir pusiau siaubo fantastinį filmą, tai čia irgi tikrai vertė viską įsivaizduoti ir labai patiko vien tai. Nors pati siužeto linija tokia gan prastoka, ten buvo ir fėjas. Nebežinau vėl kaip lietuviškai vadinasi, bet vienu žodžiu tikrai irgi fantastikos mėgėjams turėtų patikti, bet gali irgi jaunesniems skaitytojams labiau. Tada Žiaurusis princas. Dabar galvoju, ar dėti prie visai gerai, ar prie vidutiniškai. Gal prie visai gerai, kur patiko, vėlgi buvo įdomu
sužinoti, kaip mirtingosios paprastos merginos gali pritapti fėjų pasaulyje ir drama tarp seserų ir toks, kaip jos pusiau kankinamos tų pranašesnių fėjų. Nu, toks gerai. Šiaip norėčiau ir antrą dalį perskaityti ir tikrai labiau patiko negu Ruthless Vows ar Pumpkin Spice Cafe iš tikrųjų. Tai va. Tada Lost Sisters. Irgi visai gerai. Čia yra antra 1,5 dalis Žiauriojo princo, lietuviškai nėra išversta. Tai jau grinai iš kitos sesers perspektyvos rašo apie tą visą jų nesutarimą, kuris vyko knygoje ir apie kurį mes sužinojom tik gal prieš pabaigą. Tai va, ir klausiau audio knygos ir pateikė grinai kaip kokią apsakymą, pasaką, kur tam antroji sesuo viską atpasako ir kaip jinai iš vidaus jautėsi ten. Tai patiko pamatyti tą kitą perspektyvą. Gerai, tada Irina Buivydaitė, Geriausios draugės. O Dieve, tu mano, kai mane šitą knygą sunervino, aš jau, nežinau, aš ją skaičiau ir norėjau pasimti tą knygą ir trankyti, ką nors iš tų nervų. Man per daug įtampos ir tiesiog mergina, jau moteris, net ne mergina, tiek apsileidžia kitai moteriai, kuri bando sukiršinti iš vidaus, atvaro į naują miestą, aiškina, žinot, tas moteris, kurios bet kokią kainą nori pasiekti savo tikslo, nesvarbu kieno sąskaita. Ir visus aplink bando sukiršinti, kad tik ji čia yra geriausia ir tiesiog neturi savų idėjų, tik nori pasisavinti kitas idėjas. Tai skaitėm su knygų klubu, tai tikrai buvo labai daug diskusijų ir net kalbėjom apie tai, dėl ko mes ir toliau bendraujam su tokiais žmonėm. Tai buvo viena moteris, kuri turi panašią draugę, tačiau ir jai patinka su ją bendrauti, žino, kad kartais tai nėra sveika, tačiau ir toliau bendrauja, nes smagu ir linksma. Ir aš tokia, Telemunda prezent, nu grinai. Tada Kaunaitės Unės 2084. Norėčiau dėti prie mylių, negaliu, bet negaliu. Nes istorija, šiaip kaip distopija, visai nieko. Ir dar lietuviška distopija, ko mes neturim baisiai daug. O gal prie vidutiniškai reikia dėti? Prie 6-7? Tai taip, gal prie 6-7 dėsiu. Taip, dėsiu prie 6-7, nes šiaip irgi įdomus konceptas, jog persikeliam į virtualią realybę ir kaip ji mus veikia asmeniškai, kaip mes bijom net bendrauti gyvai su žmonėm, nes kam, tiesiog galima bendrauti toje virtualioje realybėje su avatarais, galime meluoti apie savo lytį, amžių, ką tik norim ir niekas nesužinos, nebent tu gyvai susitiksi kažkaip, ten vyksta tikras gyvenimas ir vestuvės, viskas persikelia ten. Užčiapia irgi daug problemų, kaip pati sistema gali numalšinti bet kokias diskusijas. Pavyzdžiui, prasideda ar ši diskusija dėl, nežinau, dėl kokių nors teisių pažeidimų ar ten dar kažką. Tai ta pati sistema pastebi ir tada nukreipia žvilgsnį kažkur kitur ir automatiškai ta diskusija nusilpsta. Tai man buvo šito gal per mažai, norėjusi daugiau tų apčiuopiamų problemų, nes kaip ir išvardė tas problemas ir vidinės ir santykių visko, bet grinai tai perina greitai. Ir to tokio, tai jau geriau pasirinkti keletą temų ir jau tada prie jų vis kažkaip giliau sugrįžti. Ir tas pats pagrindinis veikėjas man tada pasirodė, jog nelabai turi pats nuomonės, kaip ir nelabai jam ta sistema, bet kaip ir patinka, taip pats lyg ir nieko nesprendžia, lyg ir nenori spręsti. Nu, tokio vystimosi paties pagrindinio veikėjo tai čia nebuvo. Ir ta romantinė linija tokia pusiau kai kuriuose vietose pritemta, per daug gal kalbėjo tas veikėjas apie savo buvusią, kaip jį paliko, kokie jų buvo skirtingi požiūriai apie tą virtualią realybę, nes jinai dirbo tenai, o jisai tik dalyvaudavo joje, tai, nežinau, taip kažkaip per daug tos romantinės iš tos pusės linijos ir sakau, per mažai problemų sprendimo ar jų pateikimo ir gilinimosi į jas.
Tada Virginijos 4. Atsimenu, kad tada ilgai neskaičiau iš vis nieko ir galvojau, bent jau perskaitysiu Visai plonytė knyga ir 4 pasakojimai buvo atrinkta į knygų mugės tą kinematografiškiausių knygų sąrašą. Dėsiu prie 6-7, nes irgi kaip ir patiko kai kurios istorijos užkabino, bet tiesiog, jeigu dabar reiktų papasakot apie ką jas buvo, tai net nelabai iš tikrųjų pasakyčiau, bet tikrai buvo visko ir tokia tam kartui gerai. Tada, aš dėjau sakyti Beatos Tiškevič, Beatos Nicholson knyga 21 taisyklė geram gyvenimui. Klausiau audio knygos įgarsintos pačios autorės. Šiaip įvertinau visai gerai, nes dabar galvoju, kad aš ją įvertinau 5 žvaigždutėm net, tačiau jeigu reiktų apie ją pakalbėti, tai tokie irgi ne visiems gal patiks. Iš pradžių man pasirodė, kad čia grinai vaikų kultas, nes jau tiek aukština tą motinystę. Nežinau, man kažkaip per daug iš pradžių pasirodė, o po to jau visi važiavusi knygą atskleidė kažkaip gal daugiau savęs, su kokiom problemom susidūrė, kaip iš Anglijos grįžo į Lietuvą, kaip siekė savų tikslų ir kaip sukūrė savo tą imperiją. Tai kaip biografija ir tokie tikrai taisyklė gyvenimui visai patiko. Tai, bet sakyčiau, vidutiniškai. Ta prasme, nėra kažkas stebuklingo, nors vertinau labai gerai, kažką savo pasiėmiau, bet tai va. Tada Tarnaitė. Tai, čia, man atrodo, aš įkalbėjau visą knygų klubą po to ją perskaityti. Tai visai gerai ir, tikrai labai patiko. Nėra taip, kad nebūčiau nuspėjus, kas vyko, bet, ar primyliu negaliu. Ne, jaučiu antrą kartą net neskaityčiau šitos knygos, nes trileris. Ir dabar labai laukiu filmo. Tai bent jau aš įsivaizdavau, kad pavyzdžiui atvažiuoja ta mergina ir jį keldama į tą palėpę viršų ir tas kambarys toks, tikrai prastai atrodo. Tačiau per filmo trailerį tas kambarys realiai geriau atrodo negu mano bet koks kambarys dabar, kurį gyvenu. Toks puošnus ir galvoju, tai kokia čia palėpė, turi kelti truputį siaubą tą palėpę, o kaip knygoj, o per filmą tai viskas gražu. Bet iš tikrųjų pirmiau reikia filmą pažiūrėti, tik po to spręsti tada, ar taip nesutampa. Tai buvo įdomu ir aišku, tas siužeto posūkiai tokie irgi, pabaigoje tai tikrai netikėta. Ir ta motina vyro mane taip nustebino, ta prasme, aš likau tokia, kaip taip visiškai. Tai va, nenoriu nieko spoilinti, absoliučiai nieko nenoriu pasakoti apie knygą, kad patys perskaitytumėt. Tai buvo įdomu ir labai rekomenduoju, sakau, visą knygų klubą įkalbėjau. Antrą dalį buvau pradėjus skaityti ir nepabaigiau, nes tiesiog nebenorėjau kažkaip, netaip pritraukė. Pasaulietė. Irgi visai gerai. Tikrai įdomiai pasakoja apie save, savo istoriją, kaip užaugo Jehovos liudytojų šeimoje, kaip negalėjo švęsti jokių švenčių, kaip mokykloje jautėsi, kaip manė, kad čia tikrai visi pražus, kai esi mažas vaikas, 100% tiki tėvais, o ne kitais. Ir tada jau po truputį prasidėjus paauglystei, kaip požiūris keitėsi. Tai man buvo dar įdomus vienas aspektas, kad pavyzdžiui, ta pati šeima tik gyveno skirtingose miestuose, tai ten, man atrodo, kad mamos sesuo gyveno kitame mieste, o jos ten Šiauliuose berods. Ir nuvažiavusios pas tą seserį, man atrodo, kad į Kauną. Ir visai kitaip tie Jehovos liudytojai gyveno, buvo tokie atviresni, berniukai žaidė kompiuterinius žaidimus, ten ar gal net švęsdavo šventes ar dar kažkas, kai tuo tarpu ji visiškai buvo įkalinta savo tėvų valioje ir net skriaudžiama ar fiziškai ir emociškai ir psichologiškai ir tiesiog tokia neapšviestoji knyga, tačiau irgi labai, labai vertas skaitinys. Tada Kavaliauskaitės Jausmai. Iš tikrųjų irgi patiko, bet jeigu dabar reiktų pasakyti apie ką,
tokia nostalgija labiau. Čia dar viena karta anksčiau negu aš, tai nežinau, net kelintais metais gimė, 85-9 tikriausiai, iki 90-ųjų, kurie dar žino, kas buvo Sovietų sąjunga, nes aš jau gimiau laisvoj, nepriklausomai Lietuvoj. Ir man labai patiko idėja, jog mūsų tėvai negali jausti nostalgijos Sovietų sąjungai, nes ji yra priimama kaip visiškai netinkama nostalgija. Nu, kaip tu gali jausti nostalgiją priespaudai. Tačiau įsigilinus labiau, jie jaučia nostalgiją ne kažkokiam ten konkrečiam laikotarpiui, ten pavyzdžiui, nežinau, talonėliam ar dar kažkam, bet tai pačiai jaunystei, tam pačiam jausmui, ten pirmam įsimylėjimui, ten sniego kasimui, bendram darbui su draugais ten kažkur ir panašiai. Tai ši idėja man labai patiko. Ir ta pati veikėjų kelionė į man atrodo, kad į Norvegiją, ne? Neprisimenu. Į visiškai neapleistą ten porą namų salą. Ir man taip priminė knygą Jakobseno Neregimieji. Aš tiesiog visiškai įsivaizdavau, kad ten ta pati sala. 100%. Visiškai. Nežinau kodėl, bet absoliučiai negalėjau nustoti galvoti apie tą kitą knygą, kurią buvau skaičius prieš porą metų ir kuri buvo tikrai labai labai gera knyga. Tačiau kai kurios vietos knygoje ten su teta, toks, nežinau, man atrodo, kad tikrai nereikėjo ir tai va, tokia 6-7 Valius. Valinsko knyga, autobiografinis romanas, klausiau per audioteką, atsigarsino, žinokit, visai gerai, dėsiu prie visai gerai, nes myliu negaliu, tai nenorėčiau to sakyti kažkaip, šiaip daugelis istorijų buvo girdėta, nes esu klausiusi Valinsko interviu, ten pavyzdžiui, kaip su Valinskine nesusipažino, o kaip jis vedė kažkur tą humoro turą ir nuvarė į namus ir ten po to važiavo Valinskines pasiimti su mašina ir grįžo, eina į baseiną ir ten padėklas plaukioja, o ten buvo, nežinau, 90 kažkelintieji ar kažkas tokio, tai čia wow, karaliai. Tai buvo įdomu sužinoti ir apie jos studijų metus, kaip išsidirbinėjo, kaip siekia savo tikslų, kaip visiškai nieko neturėdamas ten paėmė, sugalvojo mesti humoro turus, važinėti po Lietuvą, nors net, man atrodo, mašinos neturėjo. Tai vienu žodžiu, tokios avantūros, kaip su Valinskine susipažino, kaip po to sekėsi. Ir dar apie Seimo tuos laikus, apie televizijos, kad ne tai, kad sugalvoja jisai, ir už karto visi jam viską pateikia ant lėkštutės, tai ne, būna daug atleidimų, etatų mažinimas tikriausiai nesiskaito, bet atleidimai iš televizijos, nes kažką netaip padarei, kažką netaip pasakei, kažkam galbūt nepatikai, tada jis išeina į kitą televiziją, sugalvoja dar geresnį projektą, kurį patvirtina, kurį jis pats turi vesti, viską galvoti, viską režisuoti, vienu žodžiu, visų galų meistras. Tai man dėl to labai patiko visos istorijos, tai tikrai labai rekomenduoju visiems, kurie bent kažką žino apie Valinską iš tikrųjų, nes buvo vien įdomu apie Lietuvos tokį pokytį vidinį matyti, kaip pavyzdžiui, sakau, iš tokių mini koncertų, ten turų pereinama prie televizijos, kokios laidos būdavo rodomos, koks požiūris į Seimą, ir, tiesiog tokie pjūviai irgi Lietuvos gyvenime. Tada sveiko proto motinystė. Tai man labai patiko, tai myliu negaliu. Nors iš tikrųjų nežinau, negalėčiau sakyti, kad ištrinkit mano atmintį, kad galėčiau dar kartą perskaityti tą knygą. Tačiau tikrai skaitysiu ir Landsbergienė, seku, nežinau, tikriausiai dar anksčiau negu nuo vaikų, jau kai buvau nešė su pirmuoju sūnum, tikrai klausiau jos podcast'o Mamos be dramos. Man atrodo, kad ir toliau jisai vyksta. Tai kai kuri informacija kartojasi, tačiau čia tikrai yra apie sveiko proto motinystę, kai kartais per daug patarimų irgi nėra gerai. Tačiau čia kartais tie patarimai yra tokie, jeigu jūs norit, kad jūsų vaikas skaitytų, tai tikrai nepasidarys savaime, turit įdėti darbo.
turit patys skaityti, turit vaiką versti skaityti, nes niekas neateina tiesiog, čia mano vaikas tiesiog užsimanys. Gal, tačiau didelė tikimybė, kad tikriausiai ne. Tai tikrai ir nuramina, ir paskatina veikti, ir truputį įkvepia. Tai tikrai, man atrodo, skaitysiu ir antrą kartą. Ir toliau klausysiu jos podcast'ų. Tada žmonės, kurie visada su manimi. Čia toks skaudus reikalas. Iš tikrųjų, man Abgarian labai patinka. Skaičiau visas jos lietuviškai išverstas knygas. Simonas ir kaip kita vadinasi, pamiršau dabar. Tai man labai patiko, tačiau jeigu dabar reiktų pasakyti vėl, apie ką buvo knyga, aš visiškai neprisimenu. Kažkas ten truputį lenda į galvą, bet man kažkaip labai painiojasi vardai, pavardės. Apie kartas skirtingas tikrai atsimenu, apie tą laiką. Ir tikrai skaitysiu viską, kas bus išversta šios autorės, nes tikrai įspūdingai. Kai skaitai, labai. Tačiau dabar nieko nepasakyčiau. Tai nemanau, kad tai labai geras ženklas. Tada skaičiuoklė. Aš nežinau, kiek jau mėnesių praėjo, kai perskaičiau šią knygą, tačiau aš negaliu nustoti apie ją galvoti, kalbėti, mąstyti viską. Žinokit, man tai patiko. Tiesiog kartą per savaitę, man atrodo, aš apie tą knygą pagalvoju, ar bent jau apie tą konceptą, kad jeigu tu pats žinotum, kada mirsi, ar kaip tavo gyvenimas pasikeistų. Ar iš vis kažkas pasikeistų. Galbūt ne tikslę datą žinotum, bet pavyzdžiui, kaip čia knygoje visi žmonės prie savo namų rado tam tikro ilgio juosteles, tik vėliau išsiaiškino, ką tas ilgis reiškia, pavyzdžiui, apytiksliai. Ten porą metų gali reikšti, ar ten šimtmetį, gal ne šimtmetį, bet kokia, nežinau, ten 20-30 metų tas juostelės ilgis. Tik jau po to, jau lyginant tą statistiką, kas kada mirė ir panašiai, jau tada buvo galima sužinoti mėnesį tikslumu. Buvo daug žmonių, kurie net netidarė dėžutės, pabijojo, tai realiai net nežino savo juostelės ilgį ir toliau gyvena. Buvo kas sužinojo, tada bandė nusižudyti, nes, pavyzdžiui, irgi įdomus buvo dalykas, kai pora prieš savo vestuves atidarė juosteles ir matė, kad merginos juostelė labai trumpa, o vaikino ilga. Tai reiškia, mergina tuoj mirs, o vaikinas ilgai gyvens. Ir norėjo būdu nusižudyti, nes negali viens be kito gyventi, ypač tas vaikinas, nes žino, kad tuoj mergina mirs. Šoko nuo tilto ir aišku, mergina mirė, o jisai ne. Tai irgi klausimas, ar tu esi nemirtingas, bet iš tikrųjų ne, nes tu gali toliau gyventi, bet gali gyventi suluošintas, paralyžiuotas ir panašiai. Apie tai daugelis nepagalvojo, tai pavyzdžiui, savo susigadina gyvenimą, įvykdo kokį nusikaltimą ir tada likusią tą gyvenimo dalį praleidžia kalėjime. Arba pavyzdžiui, žino, kad turi trumpą juostelę ir tada tampa kone savižudžiais, nes jaučia neteisybę ir panašiai. Ir tada žmonės, visuomenės likusi dalis, kurie ten turi ilgesnės juosteles ar kurie net nepasižiūrėjo jų, pradeda bijoti tų trumpajuosčių žmonių, nes mano, kad jie darosi kaip kokie nesavižudžiai, bet prie kurių pavojinga būti, nes jiems gali bet kas nutikti, jie patys gali kažką padaryti, arba jiems kokia nelaimė gali nutikti ir tu būsi kažkur šalia. Tai irgi, sakau, tokia idėja, nes galvoju, tai visai norėčiau žinoti, kiek man liko gyventi, gal kažkas pasikeistų, bet, sakau, to knyga taip gerai viską perteikė, kad kiek aš dalykų net nebuvau susimašius. Pavyzdžiui, kaip tai gali paveikti visą šalies vidinį gyvenimą, net politiką, prezidento rinkimų rezultatus, nes kaip tik knygoje vyksta prezidento rinkimai, kai vienas ten turi trumpesnį juostelę, kitas ilgesnį, tada apskritai kokia segregacija vėl prasideda žmonių, kurie turi tą trumpas juosteles, kokie jų vidiniai išgyvenimai. Ir pavyzdžiui, man pikčiausia tikriausiai buvo dėl knygos, pavyzdžiui, jeigu žinočiau, kad mano vyrui liko ten 20 metų gyventi, ar pavyzdžiui, būtumėm ką tik susipažinę ir man sako, tai man apie 20 metų liko gyventi. Tai čia belenkiek laiko, tai negi tu net nepabandysi su tuo žmogum
užmėgti santykių, nors matai, kad tau kuo puikiausiai sekasi ir tau jis patinka ir panašiai, taigi 20 metų. Tu po 5 metų gali išsiskirti, nes kažkas įvyks. Bet tas koncentravimasis būtent į tą juostelį ilgumą, į laiko praleidimą kartu metais, būtent tik ten žvilgsnį nukreipiant, man pasirodė toks įdomus reikalas, nes toks jausmas, kad visi pamiršo, jog šiaip nesutarimų gali nekilti poroj, vienintelis nesutarimas, tai kiek metų gyvensi. Tai va, tai buvo tokia mergina, kuri pati nepasižiūrėjo savo juostelės, bet labai jau galvojo, ar prasidėti su vaikinu, kuriam liko ten 15 ar ten 20 metų gyventi. Tai galvoju, taigi gali iki to laiko ir išsiskirti 5 kartus. Na, vienu žodžiu. Tada ačiū Audorai Hanesent, viskas gerai. Tai čia irgi ištrinkit mano atmintį, noriu perskaityti iš naujo. Labai patiko, daug verkiau. Tai labai priminė, čia gyvena Uvė, tada, kai viskas pasakyta, tos knygos, kurios tikrai supurto iš pagrindų ir negali irgi nustoti apie jas galvoti, bet jau kita prasme. Tai irgi skaitai, kaip senyva moteris, pamačiusi ten kito nelaimę, ar ten jai pačiai nutiko nelaimė, kad ten apvirto ir po to jau sunkiau atsistoja. Ir tada reikia pas daktarus eiti ir visi pradeda su elgtis, jau tikrai kaip su senyva moterim. Ir kokie jos vidiniai išgyvenimai, jog ji pati nori nuspręsti, kaip jai išeiti iš šio pasaulio. Nes pavyzdžiui, tu galbūt nenori mirti greitojoj, ar ten ant neštuvų, ar ten ligoniniai su šviesia, ryškia šviesa, tau, kur spigina į akis ir ten visi tik bėgioja aplink, o tu ten iš paskutiniųjų jau matai šviesą tunelio gale. Tai tu nori pats pasirinkti, kaip tu nori išeiti. Ir jinai pradeda apie tai labai mąstyti ir tuo pačiu mes persikeliam į jos praeities metus, kai ji gyveno su mama, turėjo seserį ir kaip viskas tada vyko, kaip neteko tėvo ir tiesiog kokios paralelės tarp dabartinio jos gyvenimo ir tada, nes būtent kažkas įvyksta dabartiniam gyvenime ir jau tada persikeliam į praeitį, kur kažkaip tai susiję su tuo. Tai šitai man pasirodė gana įdomu. Tada 4 susitarimai. Irgi pati pradžia ir pabaiga nieko gero. Realiai tas pats knygos vidurys, kur jau prasideda tie 4 susitarimai, yra visai nieko. Bet irgi neįmanoma galvoti tik tais apie save, vis tiek yra kažkokie susitarimai tokie bendri visuomenės. Turi, pavyzdžiui, negali būti toks egocentriškas, negalvoti apie kito žmogaus, nežinau, jausmus ir galvoti tik apie save ir kas aš toks esu ir kalbėti, ką tik nori ant liežuvio, nesvarbu, kad kitą galbūt įžeisi. Žinoma, teisybę gal reikia pasakyti, bet ne taip, kad, nežinau, kitas verktų ar ten nebūtų supykęs, nežinau, savaitę laiko ir nekalbėtų su tavim, bet ir apskritai. Tai va, tie 4 susitarimai, jog ten tikrai patiko, net dabar nepasakyčiau visų 4, kad ir kaip apsirengčiau, ar kad ir ką bedaryčiau, po 5 minučių visi pamirš. Taurės metu gali išeiti, apsikvailinti, apvirsti vidury gatvės, niekam nerūpi. Gal kažkas pagalvos minutę laiko apie tai, pasijuoks, kažką pasakys, ar kas nors prisimins po valandos, tikrai ne. Tai čia realiai panašiai apie knygą, kai tiesiog savęs nuraminimas, kad kiti kartais net taip nemąsto, kaip pasako apie tave, kad apskritai niekas nėra taip reikšminga. Tai va. Tada Raudonoji karalienė. Šiaip patiko. Irgi toks detektyvas trileris. Žinot, Mentalistą, tą serialą, man žiauriai patiko Mentalistas. Tik pabaiga tokia irgi. Tai man ta pagrindinė veikėja, grinai tas Patrikas, kuris tik čia jinai nesupranta sarkazmo. Tarsi žiauriai protinga moteris, pamato bet kokias detalės mini pastebi, išskyrus nesupranta sarkazmų ir tokių juokelių, tai man taip truputį keistoka, nežinau, kartais prasilenkia jinai su tikruoju gyvenimu, tokia užsidarius savy. Ir pačioj pabaigoje dar irgi buvo tokių vietų, kai, patapo jau nebe tokia protinga ir man pasirodė, kad per daug čia visko, per daug tokia laksant, jau nebesugeba nei susikaupti nieko. Tai toks nuo pirmo įspūdžio iki paskutinio labai taip
didelis skirtumas buvo, ar net neaišku dėl ko. Tai kaip ir pirmoji pusė knygos man jį labiau patiko negu prieš pabaigą jau. Tačiau ir čia trileris nebuvo taip kažko baisaus, tačiau buvo pora scenų, kai skaitai ir taip akis išplėtę žiūri į knygą ir taip, wow, pora scenų taip prikaustė. Tokie gan žiaurūs scenarijai, bet pats tas tikrai labai patiko ir skaitysiu ir antrą dalį, turėtų kažkada išeiti ir lietuviška antroji dalis. Tai labai laukiu. Tada Bareikienės knyga visiškai nerekomenduoju. Klausiau per audioteką, jos pačios įgarsinta ir mačiau, kad knyga kainuoja ar net 30 su viršum eurų ir aš galvau, už ką? Ta prasme, absoliučiai nieko naujo, nieko šitos knygos nepasiėmiau. Kažkiek kalba apie motinystę, apie darbą televizijoje, kaip tikrai nieks irgi nepaduoda man lėkštutės ir ne taip lengva, kaip gali pasirodyti, ir ta motinystė nėra tokia lengva. Na, bet jau kaip ir viskas aišku, ta prasme visom, man atrodo, mamom, tai kaip ir nieko naujo nepasakoma. Tada apie skyrybas, apie naują meilę, apie tapimą pamotę. Nežinau, sakau, tiesiog nieko nepasiėmiau šios knygos, ką žinau apie Bareikienę, realiai tą patį perskaičiau. Tada Gabijos Plukės Vasara pasaulio pabaiga. Norėčiau dėti prie mylių, noriu, negaliu. Tačiau įdėkime prie visai gerai. Kaip debiutinis rašytojos romanas, tai man tikrai labai patiko. Tačiau, kad tikrai galėjo būti storesnė knyga, realiai 3-4 kartus. Gabija pati yra, man atrodo, rašiusi ir pasakosi, kad norėjo parašyti 2 dalių knygą. Tačiau man atrodo, kad ir nereikia čia 2 dalių, užtenka vienos. Tačiau, jinai tokia plonytė, neatsimenu, kiek čia puslapių, 100 su viršum iki 200. Būtų 500, man atrodo, būtų pats tas. Nes lietuvių tautosaka, mitologija, pats, kad vasara ateis pasaulio pabaiga ir ten visi dievai gyvenantis tarp žmonių įsimaišė, pranyks ir visas pasaulis pranyks, realiai restartuosis iš naujo. Labai gera tema ir tikrai įdomiai pateikta. Tačiau tai prabėgom kartais, pavyzdžiui, kad ir traukinio scena. Realiai tu galėjo būti kokia 15 puslapį vien traukinio scenos, kur taip įsigilinama į tą pačią sceną, kas aplinkui dedasi, kokie jausmai visų aplinkinių, to vaikino tenai užstrigusio, ar ten ateinančios giltinės, ar ten dar. O dabar realiai porą sakinių ir praeini pro tą sceną taip greitai, o aš norėjau kaip filmo, kur tu pasineri ir ten vyksta sprogimą, ir ten dar kažkas, ir avarija, katastrofa. Tiesiog atrodo, kad galėjo tikrai būti kokie 10 puslapių vien tai scenai, kur tokio stiprumo suteikia visai knygai. Arba, pavyzdžiui, yra kita knyga Herojus kelias, Kembelo. Tai kaip herojus keliauja iki tam tikro tikslo, tai čia irgi buvo tokia mini dalis, kaip ten giltinė su pusiau mirtingąja, ar nebežinau dabar, keliauja link žemės, to centro ar to kalno kažkokio viduj. Irgi epika atrodė tuo metu, kai keliavo. Tačiau kai pasiekė, viskas taip beprasmiška pasirodė. Visa ta kelionė, kuri praėjo, man taip nublanko. Aš galvojau, kodėl? Galėjo būti irgi, ta kelionė buvo tokia sudėtinga, atrodo, su iššūkiai, su dar kažko. O nuvykus tenai pasirodo, tai čia nieko gero ir nebuvo. Pasirodo, viskas čia labai paprasta ir lengva. Ir bet kas gali patekti. Tai va, idėją labai užskaitau. Viską žiauriai užskaitau. Ir tikrai laukiu 2 knygos, 3 ir 4 ir visų Gabijos knygų. Tačiau pateikimas, tas skuba tikrai galėjo būti mažesnė ir, sakau, skaityčiau ir 500 puslapių knygą, būtent šios Vasara pasaulio pabaiga. Mėnulio medžiotojai Gaižausko.
Man šiaip Gaižauskas tikrai patinka, įspūdingas žmogus, tikrai turi tiek istorijų papasakoti ir tiesiog, tačiau knyga irgi man pasirodė šitokia vidutiniška, jeigu praeitais metais Antarktidos indienai man labai patiko, tai šita tokia jau kažkur prieš pabaigą man visko per daug, atrodo pagrindiniai veikėjai, tai merginai, aišku, toks ir patikimas, kad jinai invalido vežimėlį, ten visos nelaimės, realiai visos pasaulio nelaimės tik tai merginai. Daugiau, nežinau. Tai, ne. Ir tada Nojaus Arkos dienoraštis, vėl Gaižausko. Tai klausiau per audioteką, įgarsino pats Gaižauskas. Dabar galvoju, prie ko dėti, prie mylių negaliu ar prie visai gerai. Šiaip skaityčiau ir antrą kartą, iš tikrųjų patiko. Dabar galvoju, kad buvo tokių siužeto vingių, man atrodo, 2. Ir aš klausiau tas knygas, autorius perskaitė ir aš tokia, ką? Ta prasme, ir taip mane nustebino. Aš žinau, kad tie siužeto vingiai net nėra kažkoks pagrindas tos knygos, nes pagrindas buvo pati kelionė. Gerai nuskambėjo, pati kelionė yra visako tikslas. Tai panašiai ir čia, kaip vyresnis žmogus tampa draugais su ten 12-okais ar 11-okais. Ir kaip jų santykiai vystosi, ir kaip vienas kito mąstymą perpranta ir bando suprasti vienas kitą. Bet sakau, tie siužeto vingiai mane taip nustebino, kad tikriausiai aš norėčiau perskaityti vien antrą kartą dėl to, kad jau žinodama, kas kaip baigsis ar kaip vyksta, vien tada kitaip pažiūrėti į šią istoriją. Tai tikrai ir buvo visai tokių gerų idėjų, kur vertė apmastyti. Tai tikriausiai įsigysiu ir popierinį variantą, kad galėčiau prie jos sugrįžti ir jau tikrai pasižymėti patikusias vietas. Tai va. Tokie buvo mano metai, 29 knygos, tai pasižiūrim, tiesiog ne 2, tai gal visai nieko, vadinasi, nebuvo jau tiek blogi metai, vidutiniškų perskaičiau Premiere 4, ne 6-7 irgi, visai gerai ir myliu, negaliu tikrai daug knygų, nes tai skaitom, kas mums patinka ir tikrai atsirenkam prieš skaitydami, tai dėl to logiška, kad ir įvertinimai tų knygų kartais būna aukštesni. Tai va. Visai džiaugiuosi savo skaitiniais, tikiuosi kitais metais jų bus daugiau ir dar geresnių ir to linkiu ir jums. O dabar tikriausiai sakau jums čius ir iki kitų kartų. Ate.